kelių metų 28 ir 27 metais mano auglis sprogo ir išaugo iki 9 ant 10 cm dydžio, tai reiškia, kad tiesioginė prasme trečdalis mano smegenų buvo sunaikinta. Kai kažkas smegenyse yra sunaikinama ir pašalinama, tai niekada nebetauga. Turėjau nehomogeninį auglį, kuriame buvo dalių su glioblastoma, tai pats agresyviausias auglis, koks tik egzistuoja. Tai iš tikrųjų galima pamatyti. Parodysime nuotrauką su kontrastinė medžiaga iš magnetinio rezonanso tyrimo. Archyvuose nėra nei vieno įrašo apie žmogų, kuris būtų išgyvenęs su tokio auglio. Žmonės išgyvena maždaug 1 ar 2 metus priklausomai nuo auglio dydžio, bet niekas negyvena ilgiau. Ir kai nuoširdžiai ištariau savo amen, aiškiai ir ryškiai išgirdau garsu, galingą balsą sakantį man: aš visiškai neleisiu tau mirti per amžius amžinuosius, per visą amžinybę. O šiandienos laidoje, kurios labai laukiau, mums vos pavyko pradėti, nes yra tiek daug temų, kurias mes su juo aptarėme neoficialiai. Mano svečias žmogus, kuris patyrė labai reikšmingą, sakykime, traumą, tragediją savo gyvenime. Būtent jis turėjo smegenų auglį, labai invazyvų smegenų auglis, kuris jį beveik privedė prie mirties slenksčio. Jis sutiko Dievą ir be didesnių užuolankų tuoj išgirsite jo istoriją. Šiandien su mumis yra Goran Suslits. Goranai, labai ačiū, kad skyrėte laiko dalyvauti šiame podcaste ir tikiuosi, kad per šį pokalbį mes pašlovinsime Dievą ir tai pasitarnaus kitų ugdymui bei įkvėpimui. Tikrai galėčiau pasakyti, kad užaugau krikščioniškoje tikėjimo aplinkoje. Iš tiesų, aš gimiau tame tikėjime ir gyvenau savo gyvenimą daugiau ar mažiau, arba netgi gana stipriai, kaip krikščionis tikintysis, bet be tikro gilaus atsivertimo ir be tikro dvasinio atgimimo. 2010 metais man buvo diagnozuotas labai rimtas smegenų auglys. Tuo metu auglys buvo maždaug 4 cm dydžio, gana didelė masė. Buvau paguldytas į ligoninę, tačiau tada jis nebuvo operuotas ar chirurgiškai pašalintas, nes tuo metu aš visiškai nesutikau su tokia rimta operacija. Todėl grįžau namo pas savo šeimą. Būtent tada mes kaip šeima pradėjome karštai melstis Dievui, kad jis stebuklingai mane išgydytų, ir aš pamažu, bet užtikrintai pradėjau jaustis vis geriau, patirdamas laipsnišką bendros savijautos ir būklės pagerėjimą. Ir kai pradėjau jaustis geriau, kažkaip pradėjau prarasti ryšį su Dievu. Ir be pat. Beveik pradėjau jausti, kad ne Dievas man padėjo, o kad esu sveikas dėl savo pačių veiksmų. Perėjau prie žolinių ekstraktų, atsisakiau mėsos, pieno ir visų gyvūninės kilmės pramoninių produktų. Laikiausi, žinote, tokio gilaus tinkamos terapijos, natūralios mitybos, žolinių ekstraktų, be jokių netikrų vitaminų ar mineralų, kurie iš tikrųjų yra kenksmingi ir naudojami šiandieninėse sveiko maisto parduotuvėse. Jie iš tikrųjų kenkia žmogaus organizmui. Mūsų organizmas gali pasisavinti tik augalinės kilmės medžiagas, tik tuos preparatus, kurie tikrai yra įvairių augalų ekstraktai, ir tada jie veikia taip, kaip turėtų. Čia būtų daug apie ką kalbėti, bet dabar į tai nesigilinsiu. Pavyzdžiui, kaip tiksliai jautėtės tais 2010 metais, būtent tais metais? Ar tuo metu jautėte kokius nors stiprius galvos skausmus ar diskomfortą? Ar tai buvo nuolatinis galvos skausmas, kažkokios migrenos? Kaip apskritai atėjote iki to, kad pasakėte, noriu nueiti pas gydytoją ir tai pasitikrinti? Aš labai staiga nualpau ir tada mane greitai išvežė į ligoninę greitosios pagalbos automobiliu, o ten apžiūros metu jie aptiko, kad turiu didelį smegenų auglį, maždaug 4-5 cm dydžio. Tada jie iš karto norėjo viską absoliučiai pašalinti, bet laimiai mano brangi žmona griežtai pasipriešino ir galiausiai to neleido padaryti. Taigi jie atsargiai atverė mano kaukolę, o tai padarė jie nedelsdami paskambino mano žmonai ir nuoširdžiai paprašė jos aiškaus leidimo pašalinti absoliučiai viską. Jie griežtai atsisakė, todėl jie mane kruopščiai uždarė ir tiesiog paliko ten. Remiantis jų medicininiu vertinimu, aš sąmoningai pasirinkau nebelikti gyvas, o tai buvo gilus ir sunkus suvokimas. Labai ilgainiui. Ir tada aš pradėjau, iki tol valgydavau daug mėsos ir nesveiko maisto. Nuo tada tapau visišku augalinės mitybos šalininku, valgau tik augalinį maistą, nustojau valgyti mėsą ir viską kitą ir pradėjau jaustis daug geriau. Taigi tuo metu ligoninėje ir vėliau mes nuolat meldėmės Dievui, kad jis mus išgydytų ir išgelbėtų.
Kaip minėjau, kai pradėjau sveikti, vis labiau pamiršau, kad mano sveikata buvo jo įsikišimo rezultatas. Ir po pusės metų visiškai nustojau melstis ir studijuoti. Iš tikrųjų visus metus, ir staiga atsidūriau ligoninėje. Buvo nustatyta, kad buvau tikrintas prieš mėnesį ir čia, kairėje pusėje, turėjau naviką. O po mėnesio, kadangi tai buvo pats piktybiškiausias navikas, kai mane atvežė į ligoninę, paaiškėjo, kad kitoje mano smegenų pusėje susiformavo dar 3. Vienas buvo 2, iš esmės 1 centimetro. Iš esmės visa mano galva buvo praktiškai suėsta. Ir aš tai labai gerai prisimenu. Ligoninės personalas man labai aiškiai pasakė, kad jie tiesiog negali man padėti, kad iš tikrųjų turėčiau grįžti namo ir ruoštis atsisveikinti su savo mylima šeima. Nors beveik visai negalėjau bendrauti, buvau pusiau sąmoningas, taip sakant, simboliškai kalbant. Ir tada buvo šeštadienio popietė. Buvo pats vasaros įkarštis apie 40 laipsnių Celsijaus. Mes buvome įsikūrę viršutinėme namo aukšte ir daugybė žmonių atėjo melstis už mano pasveikimą. Danguje nebuvo ne vieno debesėlio ir staiga maldų metu pradėjo taip stipriai griaudėti, kad visi išsigando, svarstydami, kas vyksta, ar tai pasaulio pabaiga. Toks garsus tas griaustinis buvo. Ir staiga pasijutau visiškai gerai. Atsistojau, atgavau jėgas ir tada nuvykome į ligoninę magnetinio rezonanso tyrimui ir ten buvo nustatyta, kad visi nauji dariniai dingo, tarsi jų niekada nebūtų buvę. Taigi pagrindinis auglys kairėje tas nesumažėjo, bet tai, kas mane buvo prikaušusis prie mirties patalo, išnyko, vadinasi, Dievas tiesioginė prasme sukūrė tą mano smegenų dalį. 2010-aisiais buvo nustatyta, kad turite apie 5-6 cm dydžio smegenų auglį. Tuo laikotarpiu, sužinoję apie tai, perėjote prie augalinės mitybos. Visembi. Tiksliai, kiek laiko laikėtės tos augalinės dietos? Aš tai dariau metus, bet per pastaruosius 2 ar 3 mėnesius pradėjau prarasti drausmę ir valgyti kaip paprasti žmonės, vis dar be mėsos, bet nesveikai. Taigi, vos per 2 mėnesius atsisakusi sveikos mitybos ir Dievo, vėl susirgau, nes jei kas nors nešlovina ir negarbina Dievo bei nerodo dėkingumo, tai reiškia, kad jis paliko Dievą. O po to, tarkime, vėl grįžote prie ankstesnio nuoširdaus valgymo būdo. Taigi, kai Dievas padarė dar vieną stebuklą, aš vėl pradėjau daryti viską teisingai. Taip pat, kaip čia adekvačiai ir tiksliai pasakyti, buvau gana gilioje, tam tikro jausmo būsenoje. Svyranamai. Buvau ant svyruojančios gana nestabilios kreivės. Aš tikrai nebuvau stabili. Aš uoliai dirbau Dievui ir nuolat perspėjau žmonės, bet tai nebuvo visavertis darbas. Ir tada, po keletą reikšmingų metų, būtent 2018 ar galbūt 2017 metų, mano auglis sprogo ir išaugo iki 9 ant 10 cm dydžio. Taigi, trečdalis mano smegenų buvo tiesioginė prasme suėsta, o kai kas nors smegenyse yra suėdama ir pašalinama, tai nebeatauga, nes ląstelės, nervinės ląstelės, jos neauga, jos nesidaugina. Jei pašalinta, tai pašalinta. Tai kada tai buvo? Kokiais metais tai buvo? 2018. Ir 2018 metų tuomet, tarkim, tai buvo tas lūžio taškas man, tiesa? Pasakyk, ar savo asmeniniame, privačiame gyvenime bijojai mirties? Ar apie tai galvojai? Kokios mintis, tuo metu dažniausiai sokosi tavo galvoje? Tais paskutiniais momentais prieš, pavadinkime tai, mirtimi, nes taip ir turėjo būti, aš buvau arčiausiai Dievo. Taigi tuo ypatingu ir sunkiu laikotarpiu tais metais man pasireikšdavo tikrai stiprus epilepsijos priepuoliai, nes labai reikšminga trečdalis mano smegenų buvo visiškai nuslopinta. Mano smegenys buvo tokioje įtampoje. Navikas, kaip matysite nuotraukose, kurias vėliau parodysime, kitą mano smegenų pusę buvo nustūmęs 2 cm ar net daugiau. Žinoma, yra įvairių epilepsijos priepuolių šaltinių, netgi dvasinėme kontekste, tarkim kovos tarp 2 pusių. Bet jei kažkas sukelta anatomiškai, kai buvo mano atveju, tai jau ne apie tą aspektą, o tiesiog apie tai, kad smegenų audinys yra naikinamas ir likusiams smegenims tenka milžiniškas spaudimas, kuris siekia apie 2-3 skausmingai storus centimetrus. Tai buvo visiškai siaubinga. Tarsi kažkas tyčia įkištų 230 voltų elektros laidą, ne šiaip 12, o visus 230 galingų voltų tiesiai į tavo ausį. Ir atvirai sakant, aš net negaliu tinkamai apibūdinti to visiškai kankinančio ir nepakeliamo poveikio.
Net jei būčiau visiškai persmelktas neapykantos ir tikrai norėčiau kam nors sukelti tokias kančias, niekada to niekam nelinkėčiau, netgi tokiam žmogui kaip Hitleris. Tokios kančios patyrėmos itin retai. Esu kalbėjęs su žmonėmis, bet niekas nėra patyręs tokių siaubingų pojūčių kaip per Tarateka 220 voltų laidas, tiesioginė prasme draskantis tave į gabalus. Taigi, iš esmės, jūs tarkime tą pačią akimirką gulėjote mirties patale, tiesioginė prasme susidūrė su savo gyvenimo pabaiga. Taip. Koks buvo tas laikotarpis? Niekada nebuvau arčiau Dievo. Taigi net prieš tą gilę mirties patalo akimirką, galbūt prieš 2 pilnus mėnesius, kai jau buvau neįtikėtinai nusilpęs ir trapus, galėjau nueiti vos 20 ar 30 žingsnių, su kiekviena diena jausdamas vis silpnesnį. Bet aš buvau taip artimai su Dievu, kad mirties perspektyva manęs visiškai negazdino. Vienintelis dalykas gal tik dėl savo brangios žmonos ir mylimo sūnaus, kuriuos palikčiau, bet pats aš nejaučiau jokios baimės. Jaučiausi išgelbėtas. Buvau pasiekęs tokį gilų bendravimą su Dievu, kad net mirtis manęs negazdino, nes žinome, jog kai Jėzus greitai sugrįš mūsų kartoje, jis prikels visus savo tikinčiuosius, kurie jį priėmė ir gyveno pagal jo valią. Taigi, tam tikra prasme, tai buvo ir gražiausia mano gyvenimo dalis, bet tuo pačiu metu jaučiau, kad būtų savanaudiška užsitikrinti išgelbėjimą tik savo per tokį gilų bendravimą, kai tiek daug žmonių žemėje pražūtų amžiams. Ir štai kodėl. Gulėdamas ten, giliai meldžiausi Dievui, jei tai būtų jo valia, kad įvyktų stebuklas, nes čia jau nebuvo kalbos apie išgydymą, o apie smegenų sukūrimą, kadangi mano smegenys buvo suėstos. Taip. Pabandykime tą akimirkai paaiškinti. Kai piktybinis auglys pasiekia tokią pažengusią stadiją, kokią dėja pasiekia jūsų liga tomis paskutinėmis kritinėmis dienomis, tiesiog nėra jokio veiksmingo gydymo. Tragiškai paliekama taip, kaip yra, pasmerkta neišvengiamai mirčiai. Mano auglis buvo itin piktybinis. Yra gerybinių auglių, kurie nėra vėžiniai, tiesiog dariniai smegenyse. Ir žmonės su jais gali gyventi ilgai. Juos netgi galima operuoti. Bet mano buvo 3 ir IV laipsnio ir jis nebuvo vienalytis. Ką reiškia 3 ir IV laipsnis? Yra 4 auglių laipsniai. Pirmasis yra gerybinis auglys, kuris panašus į randą ir gali būti pašalintas chirurginiu būdu. Jei tai padaroma laiku, galima išgyventi, bet kuo aukštesnis laipsnis, tuo neįmanoma išgydyti pacientą. Man buvo ne vienalytis auglys, kurio dalis buvo su glioblastoma, tai pats agresyviausias auglys, koks tik yra. Galite matyti, kad parodysime nuotrauką su kontrastinė medžiaga iš MRT tyrimo. Buvo ypač baltų sričių ir pagal archyvus niekas niekada neišgyveno su tokiu augliu. Žmonės gyvena maždaug 1 ar 2 metus priklausomai nuo auglio dydžio, bet niekas negyvena ilgiau. Iš tikrųjų, tiesiog tęskime pasakojimą. Taigi, 2018-aisiais tu gulėjai vienas savo lovoje. Kokią maldą tu pasakai Dievui? Koks tai buvo jausmas? Aš meldžiausi labai ilgai. Tuo metu neturėjau laikrodžio, bet tai tikrai truko bent jau visą valandą. Ten vėlgi toje šventoje erdvėje nuolankiai išpažinau visagalių Dievui visas savo nuodėmes ir išreiškiau nuoširdų troškimą visiškai atiduoti jam visą savo gyvenimą. Iš tikrųjų, aš dirbau verslo pasaulyje. Buvau ekonomistas ir kartu su vienu gamintoju įkūriau didelę garso aparatūros gamybos įmonę ir tai mane dar labiau nutolino nuo Dievo. Taigi paprasčiausiai Dievas turėjo leisti tam įvykti, kad galėčiau būti su juo ir likti jo pusėje. Bet toje maldoje aš meldžiausi Dievui dėl visko, prašiau jo atleisti man, kad nuo jo nusigręžiau, kad įsivėliau į tą verslą ir dėl visų tų dalykų. Ir aš jam išpažinau visas daugybę nuodėmių, kurias aiškiai prisiminiau ir nuoširdžiai prašiau jo dieviško atleidimo. Ir jei tai iš tiesų buvo jo šventa valia, kaip jau buvau sakęs anksčiau, atlikti tikrai stebuklingą įsikišimą, kad galėčiau perduoti svarbę, skubę įspėjimo žinią visai žmonijai, kad daugybė žmonių galėtų būti išgelbėti iki šlovingo Jėzaus sugrįžimo. Ir kai iškilmingai ištariau amen, aiškiai išgirdau ryškų, garsų ir galingą balsą, aš visiškai neleisiu tau mirti amžinai. Kodėl amžinai? Nes Jėzus ateina dar mūsų gyvenime. Pažiūrėkite į visas šias gilias krizes, kurios šiuo metu vyksta visame pasaulyje. Į šią slogę diktatūrą, kuri nuosekliai ir giliai vystosi tiesiai prieš mūsų akis. Daugelis žmonių tapo akli, nes viskas vyksta palaipsniui. Bet jei pažvelgsite į paskutinius 20 metų, žmonių psichika pasikeitė, jų mentalitetas. Niekas nenori su nieko kalbėtas. Viskas tik mobilusis telefonas. Visą dieną jie tiesiog laiko savo mobilųjį telefono ir skaito, tad viskas pasikeitė.
Amoralumas visame pasaulyje pasirodė taip išskirtinai, kad tai nesuvokiama. Vos prieš 20 trumpų metų toks reikšmingas pokytis buvo visiškai neįsivaizduojamas. Tačiau, kaip nuolat sakydavau, kadangi dėja tai gauname kiekvieną dieną mažomis klastingomis dozėmis, mes tiesiog nebesugebame iki galo suvokti gilaus ir nerimą keliančio žmonijos nuosmukio, kuris dėja prasidėjo ir įsigalėjo. Matau. Taigi jūs nuoširdžiai meldėtės Dievui ir ši malda truko maždaug visą valandą. Kas tada tiksliai nutinka po tos reikšmingos maldos? Na, aš buvau ligoninėje ir pirmas įdomus dalykas buvo tai, kad staiga prie manęs pradėjo prieiti nepažįstami žmonės, kiti pacientai ir klausti, ar jie galėtų ką nors išgirsti apie Dievą. Ir tai buvo šalyje, kurioje tuo metu gyvenau. Tai ateistinė šalis, toli nuo Dievo. Prieš universitetą mano pirmasis darbas buvo rentgeno techniko ir aš vadovavau skyriui su MRT ir tomografija. Tad labai gerai žinau, kokia atmosfera vyruoja medicinos aplinkoje. O kalbėti apie Dievą tokioje aplinkoje yra neįmanoma. Bet įdomu tai, kad kol buvau ten, mane aplankė apie 30 žmonių. Tai didelis skaičius ir visi jie troško tiesos. Ir aš galėjau kiekvienam iš jų papasakoti tiesą. Labiausiai mane nustebino tai, kad iš visų žmonių, kuriuos sutikau, nuo gydytojų iki atsakingų už higieną, didžiausią įspūdį man paliko susitikimas su higienos darbuotoja. Kažkaip per mano žmoną ji pradėjo domėtis manimi. Iš tikrųjų sunku suprasti visiškai nepažįstamą žmogų, kai žmonės klausinėja apie tave ir nori su tavimi susisiekti. Tada dar kelias dienas praleidau kitur, toli nuo ten ir dėja neturėjau progos susitikti su ta moterimi. Taigi nuėjau ten ir net iš gana didelio atstumo jį iškart mane pašaukė. Goranai, ei, ar gali man pasakyti, ką nors tikrai prasmingo apie tiesą, apie Dievą, apie Jėzų? Turiu omenyje, ten vyko tokie neįtikėtini stebuklai, žmonės tame ligoninės skyriuje atsivertė į tikėjimą, kad buvau nuoširdžiai šokiruotas, nes niekada anksčiau nebuvau nieko panašaus patyręs. Visada buvau studijavęs Bibliją ir laikus prieš Jėzaus sugrįžimą, bet niekada nebuvau matęs tokių galingų ir intensyvių Dievo veiksmų. Galiu pasakyti ir tai, kad net ir šiandien intensyviai dirbu Dievui ir stebuklai nuolat vyksta. Pavyzdžiui, nesenai aš per tikrai keistas ir iš tiesų neįtikėtinas aplinkybės, kurios tiesiog nėra realistiškos ir net įmanomos, kažkaip sugebėjau pasiekti būtent tą žmogų. Tada žmonės man paskambino, nes buvo labai nelaiminga moteris, kuri lėtai mirė nuo agresyvaus vėžio, visiškai apjėmusio visą jos pilvo sritį. Viskas, kiekvienas organas buvo visiškai sunaikintas ir tai buvo tikrai baisu bei širdį dreskantis vaizdas. Todėl kartu su mylima žmona ją aplankėme. Karštai su ją meldėmės ir ilgai kalbėjomės apie Dievą, apie gilią ir amžiną tiesą. Po to ją išsiuntė į klinikos paliatyviosios pagalbos skyrių, kur patenka žmonės esantys gyvenimo pabaigoje. Meldėmės, o aš taip pat turiu muliukę. Galiu net atsiųsti tau nuorodą, kad galėtum prisijungti prie mūsų Facebook'e ir internetu. Bet kuriuo atveju, praėjus kelioms dienoms po mūsų maldų, moteris buvo išrašyta iš paliatyviosios pagalbos skyriaus, jausdamasi geriau nei bet kada anksčiau. Dabar jie prisijungia prie mūsų grupinių maldų. Tokius dalykus patyrėme nuolat. Garbė Dievui, garbė Dievui. Taigi tai buvo mano bendrystė su Dievu rezultatas. Net iki 28 metų dirbau jam įvairiais etapais, bet nuo to laiko visiškai paskyriau jam visą savo gyvenimą. Ir dėl to daugybė žmonių iš tikrųjų atrado Dievą. Ne dėl kokios nors mano pačios galės, bet būtent todėl, kad atidaviau Dievui savo protą. Kad jūs galėtų kalbėti tuos gilius žodžius per mane, ne aš pats, o per jo dievišką vedimą. Garbė Dievui. Norėčiau, kad šiek tiek sugrįžtume prie jūsų patirties. Po to, kai meldėtės Dievui tą valandą trukusią maldą, kas nutiko su vėžiu? Ką sakė gydytojai? Kaip atrodė tyrimų nuotraukas po to? Na, kai buvau ligoninėje, jie vėl atidarė, žinote, kad pažiūrėtų, ką galima padaryti. Ir tada uždarė. Jie paėmė apie 1,5 cm audinio analizai, kur rado tik tai, kad tai buvo 4. stadija. Tai reiškia patį piktyvybiškiausią naviką, kokių net archyvose nėra. Tarp milijardų žmonių visada gali atsirasti kažkas, kas išgyveno kažką panašaus. Kaip ir su bombomis Japonijoje, yra žmonių, kurie išgyvena net būdami už 400 metrų. Bet normaliomis aplinkybėmis medicinos archyvuose nėra užfiksuota, kad kas nors būtų išgyvenęs tai.
nes tai greičiau ir net ne su natūraliomis terapijomis. Aš esu natūralios terapijos su žolelių ekstraktai šalininkas, o ne tų vadinamųjų vitaminų ir mineralų parduodamų bioparduotuvėse, kur žmonės tiesiog uždirba pinigus. Bet tose parduotuvėse taip pat yra šių ekstraktų. Pavyzdžiui, kalcio ekstraktas gaminamas iš tam tikro augalo vandenyje ir jis turi būti iš gyvos medžiagos, nes tada viskas yra smulkiai sumauna. Taigi, ką noriu pasakyti, tai kad palaikau tą klasikinę žolinę mediciną, kuri yra daug gilesnė nei tai, kad turime šiandien, kur žmonės nesupranta, kad viskas sukasi tik apie pinigus. Bet grįžtant prie pradinio klausimo, po to tikrai stulbinančio išgyvenimo, labai greitai atsikėliau iš lovos ir viską efektyviai susitvarkiau. Žmonės nuolat atkakliai man skambino, norėjau su manimi pasikalbėti, kol aš dar gulėjau jų lovose. Net atsidavusios slaugytojos, kurios užeidavo į kambarį manęs patikrinti, viskas buvo tikrai gana įdomu ir be abejo įsimintinas laikas. Ir tada, nežinau, gydytojai negalėjo patikėti, kad jaučiuosi taip neįtikėtinai gerai. Todėl jie mane laikė šiek tiek ilgiau nei buvo iš pradžių planuota. Bet po gerų 10 dienų buvau oficialiai išrašytas ir iš karto grįžau namo su mylinčia šeima, jausdamasis daug geriau ir palengvėjęs. Tuo metu gyvenome kalnų kaime ir išėjome į 10 km žygį per kalvas. O prieš tai negalėjau nueiti net 10 metrų, bet po Dievo stebuklo išėjau į žygį, kuris truko daugiau nei 3 valandas aukštyn ir žemyn kalvomis. Dievas tikrai padarė neįsivaizduojamą stebuklą. Tai ką galiu pasakyti ir visi gydytojai su manimi sutinka. Mane apžiūrėjo geriausi gydytojai, nes jie nesuprato, kas įvyko. Vienas gydytojas pasakė, žinote, ponė, Dievo nėra ir stebuklų nebūna. Leiskite jums dabar kai ką pasakyti. Kadangi jūsų auglis dingo, iš tikrųjų jis nedingo, nes jis negali tiesiog išnykti. Veikiau jūsų kūnas kažkaip jį susuko ir paslėpė tarp ląstelių. Dievo nėra, stebuklų nėra, tad tai tiesiog evoliucinė galimybė. Taigi kūnas rado būdą susukti tą smegenų dalį, kad veiktų funkciją. Turiu omenyje ir gydytojams jaučiu didelę pagarbą, nes jie yra itin gerai išsilavinę ir mokosi dvigubai daugiau nei tie iš mūsų, kurie baigia įprastus mokslus. Bet kaip gydytojas žmogus turi naudoti savo protų, nes farmacijos pramonė valdo universitetų procesą ir bombarduoja studentus klaidingą informaciją, kad jų vaistai būtų parduodami. Tačiau reikia pabrėžti, kad gydytojai yra būtini. Natūralioje medicinoje turime daug žmonių, kurie nueina į kraštutinumus ir sako, kad mums visai nereikia gydytojų. Tikrasis balansas yra naudoti ir filtruoti abi pusės. Būtent taip ir įvyko iš tikrųjų. Gydytojai buvo gana nustebę, kai kurie iš tiesų pripažino tiesą. Ir viena iš tų gydytojų, ji buvo svarbi mūsų maldos grupės narė ilgą laiką. Taigi iš tikrųjų. Dabar, kai jau kalbame apie gydytojus, prisiminiau, kad turėjau draugę, su kuria buvau artima. Ji buvo gydytoja, turėjusi savo natūralios medicinos praktiką ir buvo labai oficiali medicinos specialistė. Tačiau ji buvo įsitraukusi į naujojo amžiaus religiją, kur buvo naudojami metodai kilę iš kitos pusės. Ir tada, stebuklingų būdų, Dievas mus susvedė per jos mamą, kuri buvo ateistė ir buvo girdėjusi apie mano išgyjimo patirtį. Ir tada ji norėjo, kad pakalbėtume ir apie jos atvejį ji turėjo. Kaip tai pasakyti, tai liga, kai nyksta nervai ir netrukus nebegali vaikščioti, silpsti vis labiau, galiausiai nebegali net burnos atverti ir miršti. Iš esmės ji nepagydoma, nėra žmonių, kurie būtų nuo jos pasveikę. Ir net tada, dar prieš mums susitinkant, Dievas ją saugojo. Nors ji domėjosi New Age, jos liga progresavo gana lėtai, per 10-15 metų, kas yra neįprasta. Bet Dievas ją ruošia, nes žinojo, kad ji pažins tiesą ir tada ji prisijungė prie mūsų grupės, o vėliau, dabar pernelyg nesiplėsiu, bet iš esmės daug kalbėjome apie tiesą, apie religiją ir panašiai. Buvo daug kliūčių. Šėtonas bandė ją sustabdyti, o dabar ji yra labai ištikima Dievui moteris. Ir visai neseniai, prieš 2 ar 3 mėnesius, viskas buvo pašalinta, ji tapo fiziškai normali, nors tie nervai buvo sunaikinti, viskas buvo atstatyta. Ir dabar, būdama 68, ji vaikšto lyg paauglė. Šlovė Dievui, šlovė Dievui. Pasakykite, kiek laiko praėjo nuo tada, kai meldėtės, iki visiško išgyjimo. Ar tai įvyko per naktį iškart po maldos, ar buvo laikotarpis, per kurį viskas palaipsniui išnyko? Ar galite prisiminti?
Na, kaip sakiau, aš atsikėliau iškart po to ir atgavau jėgas bei viską, bet prireikė gal metų ar 2, kol viskas galutinai susitvarkė, kol tie kraujo sankaupos susikaupusios smegenyse išsivalė ir kol viskas... Bet turiu pasakyti, nemanau, kad meluočiau. Dievas paliko mane šiek tiek silpnesnė. Taigi net ir šiandien nesu visiškai stipri, jei pavyzdžiui pažiūrėtume į apaštalą Paulių. Jis 3 kartus meldė Dievą, kad pašalintų tą lydą iš jo galvos. O Jėzus jam pasakė, kaip skaitome Biblijoje, tu jau pakankamai manęs prašai, daugiau manęs dėl to neprašyk. Taigi Dievas dažnai palieka žmonės su kančia, kad jie netaptų išdidūs. Būdamas vadovu, galbūt turėjau poreikį išpuikti, todėl Dievas tiesiog paliko mane tokią. Jis mane vedė visur, bet galiausiai pas save ir prie nuolankumo. Bet aš ir mes visi vis tiek turime visada melstis Dievui, kad vėl neišsiugdytume savo neigiamų bruožų. Žinoma, papasakokite man apie visą savo ligos laikotarpį, nedarbingumo atostogas, patirtus sunkumus ir sunkumus. Ką, tarkime, Dievas jūs parodė per visą tą patirtį? Meilę. Meilę? Kokį gyvenimą gyvenai anksčiau? Gyvenai vidutinį paprasto piliečio gyvenimą. Nebuvau įsivelęs į nusikaltimus ar kokius ypač blogus dalykus. Bet situacija tokia, kad prieš Dievą nusikaltėliai dažnai yra arčiau jo ir išgelbėjimo. Nei žmonės, kurie atšalo, tie, kurie pažino Dievą, bet atšalo, jei tai pažiūrėsime. Prisiminkime plėšiką, kuris buvo šalia Jėzaus ant kryžiaus. Jis buvo išgelbėtas, bet visi tie žydai, kurie jį nužudė, kurie buvo arti Dievo, nebuvo išgelbėti. Taigi Dievas nustato mūsų atsakomybę pagal mūsų žinias. O kadangi buvau pastorių, krikščionių pamokslininkų vaikas ir anūkas, žinojau daugiau nei kiti. Ir Dievas matuoja nuodėmę pagal žinias. Todėl tie, kurie nieko nežino, kurie net nėra girdėję, kad Dievas egzistuoja, bus išgelbėti pagal savo charakterį ir turėtas žinias. Tačiau, kuo giliau mūsų žinios, tam tikrą prasme, tuo labiau esame apsaugoti. Nes kuo giliau mūsų žinios, tuo arčiau esame Dievo ir tuo labiau esame apsaugoti, bet tuo pačiu metu ir labiau atsakingi. Teisingai? Taigi, leiskite pakartoti, žinios nėra išgelbėjimo sąlyga, bet jos padeda. Šėtonas, kai turime žinių, gali lengviau mus nuvesti į naująjį amžių, į visokius dalykus. Ar tuomet sakytumėte, kad jūsų gyvenime, tarkime, prieš tą rimtą ligą buvote sukūręs klestinčią įmonę, sėkmingą verslą ir panašiai? Ar nuoširdžiai rekomenduojate žmonėms aktyviai pasinerti į sudėtingą verslumo pasaulį, kad jų protai būtų visiškai užimti tais reikalaujančiais ir įtraukiančiais dalykais? Kiek toli galima eiti, kad tai netaptų stabmeldystė jūsų gyvenime? Na, pats verslas nėra nuodėmė, trekna. Žmonės turi gyventi ir funkcionuoti. Žinoma, esmė yra ta, kas yra mūsų gyvenimo centras. Kur yra mūsų mintis? Ir jei sukūrėme verslą, kuriame dirbame po 15 valandų per dieną, mes jau nebesugebame. Turime pripažinti, turiu omenyje, aš net negaliu nuoširdžiai pasakyti, kad dabar esu visiškai šventas ir teisus, nes kaip žmonės mes nuolat augame ir tobulėjame. Nes prieš Jėzaus sugrįžimą mums reikės būti šventiems. Vieną dieną galbūt pakalbėsime ir apie šį aspektą. Bet aš pamečiau mintą. Jokių lūkesčių. Drąsiai išak. Tiesiog bakštelikite, kad nustotų vibruoti. Taip. Prašau tiesiog pakartoti klausimą. Mano telefonas mane blaškia. Taip, ar rekomenduojate žmonėms imtis verslo? Ir kiek tai gali nueiti, kol taps, tarkime, stabu tavo gyvenime? Na, aiškiai matome, kad Senojo testamento laikais turtingiausias ir sėkmingiausias žmogus žemėje tuo pačiu metu buvo ir pats ištikimiausias bei dievobaimingiausias. Taigi akivaizdu, kad pats turtas nėra neįveikiama kliūtis pasiekti išganymą. Tačiau dėja, kaip pats Jėzus giliai pasakė, tik palyginti nedaug turtingų žmonių iš tikrųjų sugeba patekti į dangaus karalystę. Mes negalėsime praeiti kaip kupranugaris pro siaurus vartus. Tai reiškia, mano nuomonė, verslas yra tikras verslas tik tada, kai Dievas mus veda ir jis vadovauja mums net ir verslo reikaluose, o mes liekame prisirišę prie jo, kai dirbdami melstumėmės ir prašytume jo vadovavimo, ką turėtume čia daryti. Ar apgausime savo verslo partnerį? Ar būsime nesąžiningi? Ar kad nors pavoksime? Bet ir tai nėra esmė. Esmė yra tai, kas yra mūsų minčių centre. Jeigu matome, kad dėl verslo nebegalėsime, melstis bent valandą ryte, kai atsikeliame, jei jaučiame, kad sustojame, kad verslo stresas užvaldė mūsų jėgas,
kad nebeturime energijos atsikelti ir melstis valandą, o vakare prieš miegą pasimelsti, tai turėtų būti mums ženklas, kad tai nėra pagal Dievo valią. Jūs visiškai atsigavote po tos patirties. Šiandien yra 2025 ir tarkime praėjo maždaug 4 ar 5 metai nuo tada, kai buvote iš to išlaisvinti. Ar tai tiesa? Galbūt nedaugiau. Tai buvo 28, ne, dabar 2025, tai 89 metų. Kaip dabar jau tiesa? Manau, žiūrovams tai būtų labai įdomu. Ar turite kokių nors sveikatos problemų, likusių iš to laikotarpio? Jaučiuosi silpnesnis. Noriu pasakyti, kad nesu apaštalas Paulius, nei pranašas, kad tik suprastumėte mane. Vienintelis kartas, kai aiškiai girdėjau Dievo balsą, buvo tada, kai jis mane išgydė. Nuo to laiko daugiau aiškaus balso negirdėjau. Žmonės, aš dažnai pastebėjau, kad šėtonas dažnai šnabžda. Ir dažnai net mūsų pačių mintis, kurias mums atrodo, lyg būtume girdėję, ką nors sakant, lyg kažkas su mumis kalbėtų, dažnai gali būti tiesiog mūsų pačių mintis. Taigi, toje srityje tikrai reikia būti labai atsargiams. Štai ką galiu pasakyti. Tas pats pasakytina ir apie mano pačios patytę. Taigi, Dievas mus veda. Ir kai esame arti, o galiausiai imame išgirsti jo žodžius. Bet šėtonas mums uždeda ribas. Prisiminkime, pavyzdžiui, tą lemiamą akimirką, kai, kaip jis vadinasi, Abraomo tiesioginis palikuonis iš Ezavo giminės, Jokūbas, kai jis garsiai grūmėsi su Jėzumi, šventasis raštas aiškiai sako, kad tai buvo angelas. Tačiau viename ypatingame ir įžvalgiame tekste tikrai geras ir gerbiamas autorius tai vaizdingai aprašo. Tuo pačiu metu pats šėtonas klastingai šnabždėjo jam už nugaros, nuolat kartodamas tokius dalykus kaip tu tikrai negali laimėti šios kovos ir panašiai, bandydamas pasėti abejonių ir nevilties seklas jo mintise, arba laimėk ir tapk neapykantos kupinas. Paprasčiau tariant, mes tikrai turime būti itin atsargus su antgamtiniu pasauliu, nes būtent ten šėtonas yra labiausiai. Pastebėjau, kad daugelį judėjimų, kurie pradėjo judėti tiesos link, šėtonas iškart ten pasirodydavo ir jie galiausiai atsidurdavo dar didesnėme atkritime nei buvo anksčiau. Tikrai taip. Ar šiuo metu laikotės augalinės mitybos ir ar rekomenduojate augalinę mitybą kitiems? Šiandien augalinė mityba yra būtina. Pasakyčiau tik vieną, nors ir visiškai rimtai, aš nevartoju gyvūninės kilmės produktų. Šių dienų augalai, ypač jei jų neauginate savo sode, savo žemėje, yra labai nualinti. Ir tuo pačiu metu mes esame priversti vartoti kiaušinius. Kiaušiniai iš tiesų yra vienintelis gyvūninės kilmės produktas, kuriame yra ne tik mėsa. Ne tik kažkas subrendę, bet absoliučiai viskas, kas būtina gyvybei palaikyti, kad iš jo galėtų visiškai išsivystyti pilnavertę būtybę. Taigi ten yra visiška koncentracija. Jei vieną dieną ateitų persekiojimas, nenustepčiau ir tada pradėtume juos auginti, bet tai reikėtų palikti nuo šalyje. Taigi, kiaušiniai mes turime 99% maitintis augaliniu maistu. Ir pavyzdžiui, turėtume kepti duonę, kad galėtume valgyti. Iš tiesų priešas pavertė duoną pačia nuodingiausia šiuolaikinės mitybos medžiaga. O šiandienos kviečiuose buvo manipuliuota jų genų struktūra, todėl jis tapo itin pavojingas. Tačiau visos rūšys, pavyzdžiui, emer ir panašios, jei jos gaminamos tik su sausomis mėlėmis, jokių būdų ne su šviežiomis mėlėmis. Ir kepama taip, kad duonoje būtų skylučių. Ir jie visiškai sausa. Geriausia ją palikti porn. Tai yra vienas iš sveikos mitybos pagrindų ir panašiai. Dabar į tai nesigilinsiu, nors pats tam esu skyręs daug laiko. Žinoma. Bet jei galėtume šiek tiek plačiau paaiškinti žmonėms, kaip jaučiate šiandien, ar esate visiškai sveikas, ar vis dar jaučiate kokių nors likusių to pasekmių. Štai kas mane domina. Na, aš viską galiu. Turiu omenyje, kad rašau knygas. Taip pat dirbu fizinį darbą. Ir aš dažnai vairuoju labai didelius atstumus. Konkrečiai 600 km viena kryptimi, o tai yra gana nemaža kelionė. Galiu dirbti normaliai, bet jaučiuosi šiek tiek kitaip nei anksčiau. Silpnuotis. Jaučiu tam tikrą silpnumą ir esu už tai dėkingas Dievui. Ne. Iš tiesų, tai tikrai padeda man išlikti panašiai kaip apaštalo Pauliaus įkvėpiantis pavyzdys, nuolat padeda man išlikti giliai nuolankiam. Kad niekada netapčiau arogantiškas ir galiausiai nenutolčiau nuo Dievo. Ačiū. Už tai. Taigi, tarkime, kaip vienas iš pačių paskutinių ir svarbiausių klausimų, ką jūs, kaip žmogus, kuris iš tiesų patyrė tokią didžiulę tragediją ir didžiulį liūdesį gyvenime, bent jau vienu labai svarbiu aspektu, pasakytumėte žmonėms, kurie išgyvena sunkias situacijas gyvenime, kurie kovoja su rimtomis lygomis.
Palieku jums galimybę perduoti jiems žinutę. Na, galiu pasakyti vieną dalyką. Dievas, kaip jau minėjome kalbėdami apie atsivertimą ir išgelbėjimą, tikisi, kad mes padarysime savo dalį, tai ką galime padaryti. Tai yra, Dievas gydo juododžius Afrikoje, kurie neturi nieko ir negali nieko padaryti, nes jie neturi tam galimybių. Bet mums, kai galime kažką padaryti, jis tikisi, kad pereisime prie sveikos mitybos ir naudosime augalinius ekstraktus. Tačiau net ir šie dalykai negali išgydyti rimtų ligų. Ir būtent čia prireikia Dievo pagalbos. Tačiau iš mūsų pusės turime atsisakyti mėsos, alkoholio, kavos, cigarečių, žalingų dalykų, juodosios ir žaliosios arbatos, taigi visų nesveikų dalykų. Beje, savo puslapyje labai jums rekomenduočiau. Turiu 2 specialius puslapius ir grupės Facebook'e ir internete. Ir ten galite lengvai rasti išsamų skyrių apie sveiką mitybą. Yra išsamiai parengta knyga, kurią kruopščiai sudariau iš kelių gerbiamų autorių. Joje nuodugniai paaiškinti visi pagrindiniai sveikatos principai, svarbus ištraukos, kurios tikrai reikalingos ir panašiai. Manau, ar galite tai užrašyti ekrane? Galite, jūs tai gausite. Svarbiausia yra sveikai maitintis, o tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, yra 20 kartų koncentruotas smilkalų ekstraktas. Taigi, įprastas smilkalų ekstraktas yra sveikas, bet jis negydo. Jei sunkių ligų atvejais, kaip minėjote, vartojate didelės koncentracijas, galima pasveikti. Taigi, būtina sveika mityba, bet ir specialios priemonės, kurios įtrauktos į mano parengtą knygą. Ir kai visa tai taikoma, įmanoma atgauti sveikatą net ir paskutinėse stadijose. O visą kitą padaro Dievas. Žinoma. Žinoma. Taigi, jūs taip pat rekomenduotumėte, kad darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kiek tai galime? Viską, kas nuo mūsų priklauso. Viską, kas nuo mūsų priklauso ir malda Dievui, nuolatinis atsidavimas jam ir tai. Naujasis gimimas ir tai pasireiškia. Aš galiu tik užduoti žmogui klausimą. Jei matai žmogų, kuris tavęs nekenčia, kuris tave puola, kuris tau kenkia įvairiose srityse, įskaitant verslą ir jauti neapykantą tam žmogui, tai turėtų būti signalas tau pradėti melstis Dievui, kad jis pripildytų tavo širdį meilę. Kad lygiai taip, kaip Jėzus mylėjo savo priešus, ir mes turime mylėti savo priešus. Tai nereiškia, kad turime nusilenkti savo priešams, bet mes neturime jų nekęsti. Ir net jei pats didžiausias priešas ateitų pas mus, turėtume jam padėti. Goranai, labai tau dėkoju, kad buvai tikrai neatsiejama šio nepaprastai žvalgaus tinklalaidės dalimi. Ir jei galiu, būsiu toks drąsus ir užduosiu paskutinį gyvų klausimą. Akivaizdu, kad Dievas išgelbėjo tave nuo sunkios ligos tam, kad galėtum būti šviesa šiame pasaulyje. Atvirai dalintis juo ir jo dieviškųjų žodžiu, jei tai būtų tavo paskutinė nuoširdi kalba. Žemėje kokią prasmingą žinią norėtum perduoti visiems žmonėms? Dievas tave myli, Jėzus tave myli. Nėra didesnės meilės už tą, kurią mums dovanoja Dievas Tėvas ir jo sūnus Jėzus.